Sveiki visi prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manimi yra kartu Pokyčių namų bendruomenės psichologė, vaikų linijos savanorė Indrė, su kuria paliesime tokią aktualią temą, tai yra vaikai ir vaikų priklausomybės nuo interneto, nuo technologijų ir kaip šeima gali padėti. Tai labas, Indrė. Sveika, Igne. Ačiū, kad sutikai dar kartą atvykti pasikalbėti su manimi. Aną kartą palėtėm laimės tokias temas, kaip būti laimingu ir tuo pačiu ir skaudžią temą, tai persileidimo tema, ar ne. O šiandien pasikalbėsim apie vaikus, vaikystę, kaip ta vaikystė turėtų būti. Kas lemia laimingą galbūt vaikystę, ar ne. Tai gal ir norėtųsi pradėti nuo to, kad būtent kaip tu dabar matai mūsų amžių, kaip tu matai mūsų vaikus, tu pati turi vaiką ir įdomu irgi ir kokiais principais vadovaujasi, bet ir tuo pačiu, kaip tu matai tiek darbe, nes irgi dirbi darželį, ar ne, tiek visuomeniai, kokie tavo gal pastebėjimai, kokie tie vaikai mūsų, kaip jie auga. Tiesiog galbūt ir noris padėkoti pradžiai Igne tau, kad dėkui, kad dar kartą pakvietei. O šiandienos mūsų tema tokia, spėju, bus skaudi. Ir noris iš tikrųjų dalintis tai, kas guli toj širdį. Ir kaip praeitą kartą buvau atsinešus kelias knygas, tai šiandien irgi atsinešiau kelias knygas ir vieną visai neseniai pabaigiau skaityti, tai Rimanto Kėvalo, ką mes padarėm su savo vaikais. Ir vis dar gyvenu šitos knygos istorijom. Ir turbūt šiandienos tema ir būtų apie tai, kaip auga mūsų vaikai, tiek mažesni, tiek paaugliai. Ir pristatei mane kaip psichologę dirbančią darželyje. Taip, aš dar tik tai pradėjau, bet aš esu ir vaikų linijos savanorė. Greitai bus metai, kaip savanoriauju ten, kiekvieną dieną skiriu po keletą valandų pokalbiam su vaikais, su paaugliais, dažniausiai ten rašo paaugliai. Ir tos temos, jos dėja nėra linksmos. Ir tos temos turi ženklą, kaip aš sakau, nuo N18 netgi, nes apie ką kalba vaikai, savižudybė, savižala, smurtas, seksualinė prievarta, priklausomybė socialiniams tinklams. Ir skauda, iš tikrųjų man kaip mamai, turbūt labiau kaip mamai, tada keliaujam tas ar ne profesinis tonas, kai tu esi psichologė ir tu dirbi su vaikais darželyje ir dar matai tos paauglius gatvėse, tai tada galvoji, iš tikrųjų, ką mes padarėm su tais savo vaikais. Ir pabuvus va šitoj knygui, kurią iš tikrųjų kiekvienam tėčiui ir mamai rekomenduočiau perskaityti, supranti, kad turbūt kažkur prasileidom. Ir kaip viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šiandien dienai turim daug paauglių psichologinių problemų, lygiai taip pat ir mažiukų, daug iššūkių, tai yra nuolatinis buvimas ekranuose. Ir aš kartais mėgstu sakyti, kad tai yra tokia planšetutė, kitaip ar ne lietuviškai žindukas, tai mes turim tuos užkimštus vaikus ekranuose, kas turbūt yra pagrindinė priežastis visų psichologinių problemų tiek tarp mažesnių vaikų, tiek ir tarp paauglių. Tai suprantu, kad tiek vaikai pasidalina su tavim, kiek jie praleidžia ekranuose, tiek turbūt tėvai. Dabar vienas tokių pagrindinių turbūt klausimų, kiek vaikas praleidžia prie telefono, dabar jau turbūt kompiuteris gal jau nebe toks net aktualus iš tikrųjų prie telefonos, prie planšetės. Lietuvos kažkokio konkretaus tyrimo dabar taip greitai neatsimenu, bet šią savaitę kaip tik skaičiau apie
Danija ir jie priėmė naują įstatymą, kad vaikams iki 16 metų bus draudžiama naudoti socialiniais tinklais ir Danijos vaikas vidutiniškai prie ekranų praleidžia 2,4 valandos, tai yra beveik 3 valandos per dieną, kas, manau, yra tikrai labai didelis skaičius. Lietuvoje spėju bus ganėtinai panašų skaičiai ir galbūt netgi dar didesni. Nes spėju net tyrimo nereikia, užtenka pastebėti mums save važiuojant tą pačiu viešu transportu. Aš nematau paauglio, kuris neturėtų rankoje telefono. Aš nematau aštuntoko, tai yra ne aštuntoko, kokio 8 metų vaiko, kuris išliptų iš autobuso ir ten nežaistų kažko ir nebraukytų. Arba toj pačioje, nežinau, eini gatve, irgi vaikas užsikimšęs ausytes, su ausinukais ir irgi skrolina. Ir, šiandien tikrai baisias istorijas pasakosiu, bet taip nutiko mano gyvenimą, kad aš turėjau galimybę gyventi Ispanijos vienoje saloje ir baisiausias dalykas, ką esu gyvenime mačius, tai buvo kokių 4 metų vaikas, kuris sėdėjo vežimukį. 4 metų vaikas, jisai sėdėjo vežimukį, jis buvo užsidėjęs ausinės, jis turėjo burnytėje šinduką ir jis dar laikė telefoną. Tai aš tada keliu klausimą, ką mes užauginsim? Labai yra lengva užkimšti tą vaiką, tuo ekranu, bet tada kaip jam seksis megzti ryšį su kitais žmonėmis. Tai turim tą tokią socialinę atskirtį. Šioje knygoje gydytojas labai dažnai mini, kad vaikai nebegeba megzti kontakto, jie nebemoka bendrauti su kitu suaugusiu žmogumi, jie tiesiog bijo. O kodėl? Nes nėra įgūdžio, jie to nedaro. Čia man kyla 2 klausimai, turbūt, ką norisi paklausti, bet pradėsiu nuo pirmo ir paskui pasižiūrėsiu, ar antras kažkurioje vietoje turbūt irgi atsiras. Kaip galvoji pati, kodėl, nes čia yra tėvų pradžia bent jau, nuo mažens aš tikrai esu mačiusi ir kavinėse, kaip mažiukui vaikui padedama, kad jis valgytų ar ne, arba ten oro uoste kokiam sėdint, kol laukia lėktuvo, kad ten žiūrėtų ir kitos socialinės įvairios situacijos. Bet o kodėl tėvai pasirenka šitą kelią, duoti telefoną, duoti planšetę vaikui? Kaip tu galvoji? Jeigu atvirai, tai turbūt turiu kelis variantus. Viena priežastis gali būti nežinojimas žalos, ką gali lemti ilgas ekranų naudojimas ir kokią žalą tai gali sukurti vaiko psichikai ir panašiai. Kitas dalykas tai yra tiesiog, tėvai būna užsiėmę savo darbų, savo veiklą, pavargę tėvai. Ir vaikas visada reikalauja dėmesio. Mama einam pažais, mama einam pasikalbėti ir panašiai. Ir kai mes būname patys pavargę nuo savo kasdienybės, darbų ir panašiai, tai lengviausias būdas, kuris nuramina vaiką, tai yra duoti jam planšetę, telefoną, Xbox ar kažką kitą. Aš, kaip ir neminėjau, aš taip pat esu mama, 5-metį auginu ir tikrai nesu ta tobula mama, aš irgi kartais duodu tą planšetę, nes kartais gyvenime nutinka dalykų, kad tau reikia padaryti tam tikrus darbus. Ir geriausias būdas, įjungi televizorių ir tavo vaikas jį žiūri, bet natūralu, kad augindama savo vaiką aš domėjausi ir mano vaikas, aš sąžiningai galiu sakyti, kad iki 2 metų jisai niekada neturėjo telefono rankoje, jis nežinojo, kas yra tie žaidimai, bet aš esu mačius, kada 2-mečiai jau moka žaisti žaidimus telefone ir iš kitos pusės aš suprantu tą mamą ir tėtį, bet jeigu man rūpi mano vaikas, aš padarysiu maksimumą, kad to ekrano laiko būtų mažiau. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, jeigu aš dabar nesumaišysiu skaičių, tai iki 2 metukų visiškai draudžiama vaikams žiūrėti ekranus, išskyrus tie video skambučiai su seneliais, bet ir tai geriau to vengti, tas geriau gyvas ryšys. Tada iki 5 metukų berods iki valandos ir tada jau yra tas laikas ilgesnis, iki 2 valandų rekomenduojama, bet ir tai, ką mes vadiname tuo ekranų laiku.
ar tai yra tas doom scrolling, kai tu žiūri tiesiog Instagramo, TikToko ir panašiai video, ar tu ėmi tą kokybišką turinį, kuris duoda informacijos, žinių vaikui ir panašiai. Tai to antro dalyko žiniom reikalingo interneto mes neišvengsim, ar tų pačių socialinių tinklų mes neišvengsim, nes dabar pasaulis toks, bet tai tu visada gali pasirinkti turinį, tu gali stebėti turinį, ką tavo vaikas žiūri, nes, ką man pasakojo mano vaikų linijos vaikai, aš tikiu, kad tos istorijos yra neišgalvotas, tai yra baisu kartais, kas nutinka socialiniuose tinkluose. Norėtųsi paklausti, kokių istorijų išgirsti, kiek galima pasidalinti tavo pačios, gal apibendrintai, apie ką tos istorijos, kurios šiurpina suaugusius, kurie su tuo nesusiduria. Gerai, tai iš baisesnių istorijų, kaip, pavyzdžiui, 11-12 metų mergaitė pradeda rašinėti draugas X. Jis kažkaip tu sugeba sužinoti jos ten banko sąskaitą, Revoliuto sąskaitą, perveda jai pinigų, tada pradeda šantažuoti, kad atsiųs man savo nuotraukas, kažkaip jie sugeba susitikti, sugeba netgi. Viena iš baisiausių istorijų, kuri mane ypatingai sukrėtė, tai kad jaunos mergaitės sugeba per video ekraną liesti savo kūną ir santykiauti per ekraną. Tai yra baisios istorijos ir kartais aš sakau, aš norėčiau jų negirdėti, kad kas nors paimtų, paspaustų tą delete mygtuką ir kad tu nebūtum tose istorijose, bet tai yra dėja realybė ir apskritai netgi scrollinant tą patį Instagramą tu gali netyčia nukeliauti ten, kur yra ypatingai baisu. Bendraujant su to pačiu dirbtiniu intelektu irgi yra tekę istorijų girdėti, kaip dirbtinis intelektas duoda instrukcijas, kaip atimti savo gyvybę. Dabar jau jį labai stipriai ten pradėjo apriboti ir panašiai, bet yra tokių istorijų, kur jisai papasakoja. Tai labai baisios istorijos. Kaip tu galvoji, nes tas antras mano klausimas ten truputį iš anksčiau, ar ne, kuris liko apie vaikų vienišumą turbūt, nes didelis laiko tarpas būnant socialiniuose tinkluose arba praleidžiant prie telefonų, tas nemokėjimas be kurti santykio ryšio, turbūt veda link to stipraus vienišumo. Tai gal šitoje vietoje irgi esi girdėjusi istorijų arba pasidalimų, čia tas COVID laikotarpis kaip stipriai ugdė to vienišumo, atrodo, ir dabar dar žingsnis į priekį kažkoks žengt. Igne, labai gerą ir teisingą kampą palėtei, tai ačiū tau už jį, taip, vienišumo irgi labai daug, tačiau irgi iš tų pačių istorijų apibendrintai, kartais vaikai rašo, mama ir tėtis daug dirba, aš esu su auklė skrolinant, tai aš irgi dabar skrolinu, tai tas toksai. Aš nesu iš kosmoso, aš lygiai taip pat suprantu, kad mama ir tėtis turi eiti į darbą ir uždirbti pinigus, bet pasirūpinkim savo vaiko ar ne, laisvalaikiu, paieškokim tos teisingos auklės, kuri būna su vaiku, su juo užsiema, paieškokim senelių pagalbos, draugų pagalbos, kad užtikrinti tą vaiko laisvalaikį tiek to mažesnio, tiek paauglio, nes pasekmės yra liūdnos, aš nežinau, kas bus ir kokie vaikai užaugs, nes gąsdinantis tam tikri dalykai atrodo, o nuotolinis ugdymas, kuris Lietuvoje iš tikrųjų buvo vienas ilgiausių, irgi paliko savo pasekmes. Vaikam buvo labai sunku mokytis to nuotoliu, nes kai mes esame klasėje, mes turime šiek tiek tos gyvos konkurencijos, ar ne, kai kažkas šiek tiek geriau daro, ar ne, tu nori pasistengti, nuotoliu tos konkurencijos nebelieka, nuotoliu mes nebeturime fizinio aktyvumo, mes nebeturim tinkamos mitybos ir daugelis kitų dalykų, tai mes, manau, vis dar gyvenam su tuo, nes mano dabartinių paauglių istorijos, turiu keletą klientų paauglių, tikrai taip atrodo, kad jie dar vis gyvena su tais
pandemijos, gyvena su tom pandemijos pasiekmėm, žaizdom ir vis negali atitrūkti. Ir jie patys suvokia, kad jie turi priklausomybę internetu. Netgi, man rodos, ir dabar net yra apibrėžta ta priklausomybė, vadinasi, PIN, priklausomybė interneto naudojimui. Ir jie nieko su savim negali padaryti. Ir tai nėra jau taip paprasta. Čia yra kelias mūsų psichologų, psichoterapeutų padėti vaikui ir atsisakyti, brėžti ribas, bet visas gyvenimas virtuvė tai yra namuose, kur tėvai irgi turi rodyti tiek pavyzdį, tiek kalbėti su savo vaiku apie žalą, kuri gali nutikti. Ir aš neatsimenu dabar pavardės, bet galėsiu vėliau atsiųsti ir mes pasidalinsim. Viena paskaitoj klausiausi, kur vaikai irgi girdėjo apie interneto žalą, apie socialinių tinklų žalą. Ir vienas vaikas pasakė, jeigu aš būčiau anksčiau žinojęs, kokia tai yra žala, aš tikrai nebūčiau tiek laiko praleidęs internete, socialiniuose tinkluose ir panašiai. Tai tos edukacijos, jos galbūt yra, bet ar pakankamai, aš linkusi gal abejoti ir natūralu dar namai yra ta vieta, iš kur vaikai ateina, tai kiek tėtis ir mama skiria to pasikalbėjimo apie tai, kas yra socialiniuose tinkluose, kas yra už tų ekranų. Aš dar truputį norėsiu sugrįžti vieną temą, nes mes kai aš dirbau sveikatos apsaugos ministerijoje ir mes ten planavom į ateitį projektus paleisti, kuriuos galėtų NVO įvairūs teikti. Tai viena tema ir buvo irgi priklausomybės nuo ekranų, bet mes tada apsvarstėm, kad labai norisi orientuotis į tėvus, kurie arba dar laukiasi vaikų, arba nesenai susilaukia vaikų, nes atrodo, lyg ir suprantam tą žalą, lyg ir žinom, bet tuo pačiu kažkaip iki galo neįvertinam. Ir tarsi atrodo, pritrūksta tos informacijos. Tai gal ir norisi į tą momentą sugrįžti. Sakai, kad iki 2 metų nėra rekomenduojama apskritai jokių socialinių tinklų, jokių ten internetų, jokių filmukų, jokių, žodžiu, kas būtų susijęs su technologijom. Kodėl taip yra? Kodėl iki tų 2 metų vaikui nėra rekomenduojama? Tai čia gal tokio irgi norisi prisidėti prie tos tematikos. Taip, kaip aš tai suprantu ir kiek teko yra skaityti literatūros, tai kai mes žiūrime ekraną, ką mes gaunam? Mes gaunam dopamino, laimės. Kai tas mažiukas irgi gauna galimybę pažiūrėti ekraną, tai jam irgi į smegenis keliauja impulsai. Ir jam pažiūrėjus vieną kartą, gavus ryškių spalvų, ryškių garsų, natūralu, kad jam noris vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir jam nepakanka tiek, kiek jis pažiūrėjo. Ką tai reiškia? Kad jis galbūt tų mažų žingsniukų nėra dar padaręs. Aš kalbu, pradėjęs vaikščioti, pradėjęs mokytis po truputėlį, o mes iš karto duodam jam tokią pliūpsnį, ar ne, kažkokių impulsų į smegenis, kur mes dar mažų žingsnelių. Ir aš kažkaip dabar pagalvojau, prisiminiau, kaip mes pradedam, ar ne, vaikui duoti valgyti, ragauti maisto. Taigi pradžioj mes duodam be druskos. Tada duodam paragauti bulvę, tada duodam paragauti morką ir panašiai. Ir tiesiog tu mažai žingsneliais. O ekranas, tai tu iš karto tokį spalvų, manipulacijų ir panašiai. Ten visko yra daug. Ir tada tėveliai klausia, o tai kaip nuramint tada tą vaiką? Ir natūralu, kad jisai vėl nori. Čia kaip, nežinau, su suaugusiu žmonių gyvenimu. Aš paragavau kažko, kas skanu. Tai aš vėl noriu ir negana. Tai čia tas pats. Ir kenkia vaikučių raidai tiesiog, nes jiems palaipsniui reikia išmokti mažų gyvenimo dalykų. Pirmi žingsniai, pirmi žodeliai. O kam jiems stengtis, jeigu jie turi ekraniuką ir muziką ir daug ten tarškėjimo? Galvojant apie
tarkim, jau šiek tiek vyresnius vaikus, nes galbūt tokių 2-mečių nepriskirtumėm priklausomiems žmonėms nuo interneto arba ten technologijų, bet galvojant apskritai, kaip atpažint tėvams, kad galbūt yra per daug ekranų, nes tėvai kartais būna linkę nurašyti kitiems dalykams, ar ne? Tai kaip suprasti tokiai kasdieniai rutinoje, kad gal čia jau per daug, ne tik pagal valandas, bet ir pagal vaikų elgesį? Tai turbūt būtų nuovargis, nenorėjimas veikti tų veiklų, kurios anksčiau teikdavo malonumą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas anksčiau mėgdavo įti žaisti krepšinį, dabar jis sako, mama, ne, aš krepšinio nenoriu, aš ten noriu geriau Xbox'ą pažaisti arba prie kompiuterio kažkokį žaidimą. Suprastėjęs mokymasis. Nes labai dažnai, ką iš savo klientų girdžiu, paauglių sako, tai mes nuo 10 iki 1 valandos būnam socialiniuose tinkluose. Mes net, sako, žiūrim filmus kartu per kompiuterį ar tai per telefoną ir man taip, filmą kartu žiūrėti, taip atrodo neįmanoma suvokti, bet jie tai daro. Ir kai moksleivis, tarkim, koks 8-okas, 9-okas, eina nelaiku miegoti, jis eina miegoti 1 valandą nakties, 2 valandą nakties, į mokyklą vis tiek reikia kelti 7. Tai jis yra tinkamai tiesiog nepailsėjęs. Ir tavo klausimas buvo, kaip pastebėti, tai turbūt apibendrintai padidėjęs nuovargis, suprastėję pažymiai, mokymosi rezultatai, apskritai vengimas kažkur išeiti su draugais, pabūti su draugais. Tos veiklos, kurios teikia malonumą, jos tiesiog nebeteikia malonumo, pablyškęs, papilkėjęs veidas, dažnesnės ligos, peršalimo ir visos kitos. Tai turbūt būtų tie pagrindiniai požymiai. Tai dar gal pridėčiau pykčio protrukius turbūt. Čia to, ko labiausiai tėvai turbūt ir vengia. Jau, jeigu paimsi telefoną, tai jau supyks ir čia geriau tegu, ne? Igne, čia palėtė irgi vėl labai gerą kampą pykčio priepuoliai. Taip. Ir aš prisiminiau saviškį, kai kažkada jis ryte atsikėlė ir sako, mama, noriu planšetutės, kaip aš jau tau ir minėjau. Ir ten buvo tikrai daug ašarų ir supratau, ne, truputėlį vadinasi, jos yra per daug. Ir tada buvo visiškas apribojimas šitų dalykų, nes ten buvo ir pykčio, ir isterijos, ir ašarų. Ir aišku, aš galėjau pasiduoti, imti tam kartui, užkimšti savo vaiką, imk tu turėjai, kad būtų ramu, bet mes tada jau su vyru šeimoje susėdom, pasikalbėjom, kad ne, aš turiu rasti kantrybės, pasakysiu žodį, kantrybės, vidinės ramybės, kad mano vaikas turėtų to mažiau ir jeigu tėtis arba mama klauso mūsų šito pokalbio, irgi kviesčiau kiek įmanoma mažiau, o to gyvo pokalbio su tėveliais, gyvo pokalbio su draugais, o ne dar to papildomo laiko ekrane. Kelios kryptis čia toj mano galvoje susidėlioja iš to klausant tavęs. Plati tema, tikrai plati, galima keliauti įvairiais kampais, tai kas toj tavo galvoje? Tai viena ta kryptis tai yra tie jausmai vaiko, paėmiau, vaikas supyko arba neduoti nusprendžiau, vaikas pyksta, nervinasi, ne, tie pykčio protrukiai. Ką daryti tėvui šituo atveju, kaip neišsigąsti to vaiko jausmų ir galėti atstovėti truputį save? Klišinės ar ne psichologų frazės, bet jos iš tikrųjų yra svarbios. Nesakyti nepyk, o sakyti, aš suprantu, kad tau dabar yra liūdna ir pikta, bet man yra svarbu, kad tau ateityje būtų geriau, kad tau dabar jaustumės geriau. Ir aš kviečiu mažai žingsneliais išmokti, kurti naują laisvalaikį, naują veikimą be ekranų, ar ne?
Ką žinau, ką daro kiti tėvai, tai jie tiesiog tų pačių ar ne programėlių pagalba labai aiškiai apriboja ir kai vaikams baigėsi laikas, tai jis tiesiog išsijungia ir viskas ir jie tada nebeturi ant ko pykti, bet vis tiek, kas pykčio objektas tai yra tėtis arba mama, bet tai yra tiesiog nuo pat tų mažų dienų aiški edukacija, komunikacija, kokia tai žala ir panašiai ir kad yra, tik gero norėdami mes ar ne ribojam tą laiką. Būti su tais jausmais tikrai sudėtinga, svarbu, bet labai sudėtinga, ar ne? Ir kaip nepasiduoti, nes kaip pykti, kviečia pykti, ar ne? Kaip šaukia pykti, kaip nepasiduoti, kaip sąmoningai kažkaip suvokti, kad tai, kad vaikas pyksta, nebūtinai reiškia, kad čia apie tėvus yra, ar ne? Kaip sąmoningai suvokti, tai tiesiog čia tas pats psichologijos pradžiamoklis priimti kiekvieną emociją. Mes dabar tapom tokie, kur mes norim tik tai apie džiaugsmą ir apie gėlytės ir apie laimę kalbėti ir mūsų vaikai turi būti patys laimingiausi, geriausi ir panašiai. Ne, gali būti visaip. Gali vaikas ir pykti, gali ir liūdėti, o ypatingai paauglystėj, kur tos emocijos taip stipriai banguoja, tai tiesiog išbūti su to vaiko emocijom. Tai kas labai dažnai nutinka, kad tas bazinis ar ne laikas, aš čia šiek tiek peršoksiu į tą 2 metukų saugų prieraišumą ar iki 7 metukų, kada irgi tos mamos ir tėčių ypatingai reikia dėl vertybių formavimos ir panašiai, ir dėl tos pačios emocijų raiškos. Ir jeigu mes ten kažkur turim padarę didelę klaidą ir kažkur yra spragos, tai natūralu, kad tapus vaikui paaugliu ir kai mama ir tėtis jau nori kažką čia kardinaliai keisti, nebepyk brangusis ir panašiai, bet to ryšio nėra iš anksčiau, tai va tada yra sudėtingiau. Bet jeigu mes tą ryšį su vaiku mesgam palaipsniui nuo pačio gimimo, iki mokyklos, iki pradinės mokyklos ir panašiai, jeigu mes gebam rasti tą pokalbį su savo vaiku nuo pat pradžių, aš esu visiškai įsitikinus, kad ir tas paauglystės laikas, jisai tampa šiek tiek lengvesnis. Taip, paauglystė, draugai, vakarėliai ir panašiai, bet jeigu aš žinau, kad aš savo mama arba tėčiu galiu pasitikėti ir su jais galiu kalbėti apie viską, aš tikiu, kad viskas bus okei. Bet dažnai būna tai, kad tos bazės nėra. Ir tada tai jau tampa problema ir tada tikrai kartais tie pykčio priepuoliai tampa nevaldomi ir tikrai nėra kartais lengva jį suvaldyti, dėl to tėveliai pamatė, kad jau yra didelė bėda, tai jau tada jie skalambija varpais ir sako padėkit, bet mes kitos problemos ar ne, jeigu koks 15-16 metų vaikas ėjom 15-16 metų ir to tokio vieno greito recepto jo nėra ir tas kelias į pokytį, tai jisai greitai nenutinka ir tai kartais prireikia kelio ir tai yra visos šeimos kelias, tiek tėčio, mamos, tiek pačio vaiko, bet jeigu vidinis noras yra ar ne išmokti valdyti tą savo pyktį, tai absoliučiai viskas yra įmanoma, bet to vidinio noro turi būti tiek pas tėtį ir mamą, tiek pas patį vaiką. Nes kartais, kas būna, ką pajaučiu iš tėvų, čia dabar kaip psichologė patvirausiu, kad kartais sako, padėkit sutvarkyti tą mano vaiką. Ir tada taip truputėlį skaudu, nes, aš esu tik tai šalia, aš esu tas pakeleivis psichologas, kur galiu duoti gairės, mintis, kaip su tuo būti, bet labai norėtųsi, kad tai būtų tas bendras šeimos darbas. Tai vadinasi, visi turi šeimoje padėti telefonus vakare ir susitikti kažkur tai pabūt, ar ne? Taip, nes vaikai natūralu ima pavyzdį iš savo tėvų ir čia turbūt mes kiekvienas nuo savęs turim pradėti. Aš irgi kartais save pastebiu, kad įklimstu į tų socialinių tinklų gyvenimus ir tada pala, jau kažkas nebegerai. O vaikas natūralu irgi mato, kad mama laiko telefoną rankoje, tai taip, jeigu ne, absoliučiai teisi pradėti nuo savęs visada. Turbūt geras momentas kažkokias taisyklės turėti, turbūt telefono naudojimo ar kažkokius tai susitarimus šeimoje, kur visi bendrai laikosi. Tada turbūt visiems lengviau
pasidaro įgyvendinti kažkokius tikslus. Taip, apskritai aš noriu sakyti, kad taisyklės yra labai geras dalykas. Ką taisyklės duoda vaikui, tiek mažam, tiek jau paaugliui, taisyklės duoda saugumą. Aš žinau, kad jeigu aš pasielgsiu vienaip ar kitaip, laukia tam tikros pasekmės. Tai lygiai taip pat apie telefono naudojimą. Jeigu žinau, kad mano telefono laikas ar ne yra ten nuo kokios 18 iki 20 valandos, tai yra tas mano ekranų laikas, kada aš galiu tame būti ir panašiai. Ir čia yra kiekvienos šeimos pasirinkimas, kaip jie tas taisyklės susidėlios, bet taip, jos yra reikalingos. Ką mokslas rekomenduoja, tai mokslas rekomenduoja apie valandą iki miego, 1,5 valandos iki miego visiškai nenaudoti socialinių tinklų, dėl tos vadinamosios mėlynosios šviesos, kuri keičia ar ne miego kokybę. Ir aš pati irgi kaip tik šią savaitę su vyru darėm eksperimentą, kad į miegamai nesinešti ir prieš miegą neskrolint, bent tai aš tai jaučiau pokytį, kad tas miegas tampa truputėlį kokybiškesnis, kai tu leidi savo iš tikrųjų nurimti ir pailsėti. Galvoju, kad galbūt nebūtinai paliesim kažkurias temas, kurias dar yra čia knygose, bet suprantu, kad knygos, kai kurias atsinešiai, irgi kalba apie ryšį, arba kaip jį kurti, arba santykį ir panašiai. Tai gal gali pasidalinti, kokios yra va čia tos svarbios knygos, kurias galbūt kiekvienam tėvui reikėtų paskaityti. Gerai, tai aš atsinešiau tas, kuriomis pati gyvenu, tai jau Rimanto Kėvalo, ką mes padarėm su savo vaikais, minėjau, kad atskleista ypatingai skaudi realybė pandemijos pasekmių, ar ne, to nuotolinio ugdymo. Ir skaičiai iš tikrųjų gąsdina ir tai, kas vyksta su vaikais, kelia daug nerimo, bet yra tas posakis, ar ne, kas geriau, ar saldus melas, ar karti tiesa, tai aš esu linkusi už tą karčią tiesą, tai čia bus daug tiesos. Tada man asmeniškai labai patinkanti knyga apie berniuko emocijų pasaulį ir kaip yra svarbu jį saugoti. Tai augant kaimui irgi rekomenduoju šitą knygą, nes pati ją skaičiau, tai tiesiog kaip svarbu priimti berniukus ir kaip nebijoti su jais kalbėti apie tas pačius jausmus, emocijas ir panašiai. Ir nors tikrai jau retas, kuris sako, kad neverk, tai nevyriška ir panašiai, bet vis tiek dar kartais tai nutinka, tad man labai patiko šita knyga tiek per emocijų, tiek per fiziologinį dar vyrų pasaulį, pamatyti, kaip gyvena berniukai, tai šita knyga. Ir tada mano, kaip aš sakau, maldaknygė, arba tada, kai nebežinau, kas vyksta su mano vaiku ir atrodo, kad jau pasimeti, arba nežinai, kas vyksta su tavo klientais vaikais, tai šitoje knygoje, kaip užauginti žmogų, tu randi atsakymų, kad kartais tam tikri dalykai yra visiškai normalu ir tai yra tiesiog tos raidos etapas. Ir kodėl šiuko laikas, ne laikas, tai yra tiesiog raidos dalis ir yra visiškai normalu, kas vyksta su tavo vaiku. Ir man šita knyga patinka, nes joje šiltai, jaukiai aprašytos psichologės Aušros Kurienės patirtis iš psichologo kabineto su vaikais. Ir man pačiai turbūt tiek kaip mamai, tiek kaip psichologai šitoje knygoje esantis patarimai, šitoje knygoje esančios mintis tiesiog padeda spręsti tam tikrus klausimus. Ir ne vienas žmogus sugirdėjęs, kad šita knyga yra labai gera mamai ir tėčiui padėti atrasti atsakymus apie savo vaikus. Tai šiandien šitos knygos kažkaip pastaruoju metu yra kartu su manimi, tai galvojau, kad noriu ateiti į susitikimą su tavim su knygom. Labai gerai, žmonės, man atrodo, mėgsta sužinoti, ką rekomenduoja ir specialistai, ir ką mes patys skaitom, ir turbūt kas yra pritaikoma kasdienybėje, ne? Nes kartais, kai perskaitom ypatingai psichologinę knygą, mes norim, kad joje būtų kažkokie patarimai, kaip spręsti, kaip pritaikyti kasdienybėje ir mūsų
matymas turbūt ir sakymas, va šito yra, žmonėms patinka, man atrodo. Tai jeigu pastiprinimo tokio patarimų ir lengvesnės, tai tikrai kaip užauginti žmogų kiekvienam, tiek būsimam, tiek esamam tėčiui ir mamai. Ir močiutėm ir senelėm irgi. Nes jie irgi prisideda prie vaikų auklėjimo labai stipriai. Taip, iš tiesų, jeigu seneliai yra įsitraukę, tai jų įtaka yra irgi labai didelė, tai čia seneliam reikia šitą žinoti. Tikrai taip. Taip. Kas dar galbūt būtų svarbu, arba taip, tą pokalbį krypom įvairiom linkmėm ir man atrodo tikrai nemažai aptariam dalykų, bet galbūt kažkokia mintis dar pas pačią galvoju likę, ką būtų tikrai svarbu paminėti, ypatingai galvojant apie ekranus, priklausomybės, ryšio kūrimą su vaikais. Aš kaip visada nuoširdžiai ir atvirai tai, kas guli ant širdies, neskubėti. Šiuolaikinis gyvenimo ritmas lemia, kad mes labai skubam ir mes labai greitai norim rezultato. Tiek maži, tiek dideli žmonės. Mes anksčiau, ar ne, tiek tu, tiek aš turėdavom laukti naujos lėlės, naujos puzlės, pirmų kelionių. Dabar mūsų vaikai labai greitai pamato pasaulyje, labai greitai pradeda skraidyti ir panašiai, kas yra labai gražu. Atviras didelis pasaulis yra labai gražus. Bet mes praradom vieną dalyką, tai yra kantrybę ir gebėjimą būti, ar ne, tokiai nuoboduly galbūt kartais ramybei. Mes vis norim kažkokio greito rezultato, greitos laimės, greito dopamino ir panašiai. Tai tokiai santraukai būtų, tai šiek tiek palėtinti tą gyvenimo tempą, pabūti su savo vaiku, vartant knygą, išeinant pasivaikščioti, tiesiog pabūnant namie prie pietų stalo, be televizoriaus, be nieko, nes leisiu tai pajuokauti, man labai patiko. Per vienas mišias kunigas sako, mes įpratom, kad mūsų namus aplanko labai greitai Šventa Barborytė, ar ne? Aš susimaniau pavalgyti, atvažiuoja arba Šventa Barborytė, arba Šventas Valtukas, Baltukas ir panašiai. Tai labai taip skubam, labai greitai norim rezultato. Aš kviečiu kantrybei ir lėtesniam laikui, be ekrano, tiek mum patiem, tiek su savo vaikais. Tai ačiū labai, Indrė, kad šiandien atvykai ir iš tikrųjų, man atrodo, tai labai svarbi tema, dėl to, kad auginam naujas kartas mes ir tikiuosi tie, kurie mūsų klauso. Tai tikiuosi, kad gavo tikrai naudingos informacijos arba bent jau pamąstymo, ką ir kaip galėtumėm kitaip galbūt daryti ir užauginti tą žmogų. Ir kaip užauginti žmogų, svarbiausia sveiką, laimingą, nors sako, laimės subjektyvus dalykas, kiekvienam skirtingai, bet aš manau, kad svarbiausia užauginti žmogų sveiką. Tai ačiū labai. Ačiū tau, Igne. Ačiū labai, kad klausėt. Jeigu norit ir toliau girdėti naudingą turinį, kviečiame pasekti mūsų YouTube kanalą.